Kauno Žalgirio komandos trenerių štabu prieš šias rungtynes. Na, buvo toks man užstrigęs irgi akcentas, kad mes esame Žalgiris ir tikslas yra luptis ir kapotis kiekvienose rungtynėse ir nieko kito išskyrus apie kitokį variantą nei pergalę mes tiesiog net galvoti negalime. Šios rungtynės jau prasidėjo, Mantas Juzėnas bando atidaryti metimų iš krašto pelnytų taškų sąskaitą, nepavyko Mantui pasižymėti. O čia prasiveržimas ir pirmuosius taškus pelno Mantas Laurenčikas. Nesant Buikai taip pat reikės ir Laurenčiko didesnio indėlio. O trumpai dar greit pristatysiu komandų starto penketus. Palangos Olimpas šias rungtynes pradėjo tokiu starto penketu: Julius Kazakauskas, Mindaugas Stašys, Ernestas Bružas, Julius Jucikas ir Herkus Kumpijas. Iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Ernestas Bružas. Kauno Žalgiriečių starto penketas: Mantas Juzėnas, Nedas Raupelis, Gvidas Gicevičius, Aleksas Bieliauskas ir Mantas Laurenčikas. 3-2 po Bružo tritaškio metimo. Juzėnas po krepšių su dvigubinta gynyba prieš jį ir nuo paties Juzėno kamuolys palieka aikštelę. Erikas Kubilius, Palangos Olimpo komandos vyriausiasis treneris, prieš šį mačą be abejo akcentavo, kad žalgiriečiai yra karščiausia komanda lygoje šiuo metu. 8 pergalės iš eilės tą parodo. Ir sausio 18 dieną čia Palangos arenoje Palangos Olimpas nusileido žalgiriečiams. Apie tas rungtynes mes taip pat atskirai dar pakalbėsime šios transliacijos metu. Pažiūrėkime, kuo Herkaus Kumpio individualūs veiksmai prieš Mantą Juzėną baigsis po krepšių. Juzėnui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Taigi, pratęsiant trenerio mintis, Erikas Kubilius minėjo, kad tas rungtynes komanda puikiai išsianalizavo, žino, kur buvo klaidos ir pasistengs jų nekartoti. Taip pat, kadangi rotacija Palangos Olimpo taip pat nėra didelė, kaip žinome šiame sezone, tai pasidžiaugia taip pat, kad pavyko kažkiek pailsėti per 7bet nacionalinės krepšinio lygos pertrauką. O čia žalgiriečiai pameta kamuolį ir palangiškiai gali bėgti į greitą puolimą. Stašys laukia pražangos, žiūri žvilgsniu į rungtynių arbitrus, pražangos nėra. Taigi Erikas Kubilius dar akcentavo, kad reikės visų pirma geresnės gynybos, reikės didesnės koncentracijos, nes nepavyko apsiginti ir nuo Bieliausko tritaškio. Aš priminsiu, kad 4 iš 6 sausio 18 dienos rungtynėse Aleksas Bieliauskas pataikė. Taip pat išskyrė Bieliauską, Juzėną ir Buiką kaip 3 pagrindinius Žalgirio antrosios komandos ginklus. Taigi vieno iš jų Buikos nėra, bet Bieliauskas ir Juzėnas rungtyniauja, tai papildomas akcentas ir jiems. O taip pat išskirdamas tai, kas nepavyko ir puolime jų pačių komandai, tai tiesiog žaidžiant paprastą pick and roll'o būdavo per ilgai užlaikomas kamuolys ir šiose rungtynėse stengsis viską daryti aikštės šeimininkai greičiau. Julius Jucikas prieš tai vykusioje atakoje pelnė taškus, padidino aikštės šeimininkų persvarą iki 5-2. Ir žalgiriečiams sudėtinga kol kas šių rungtynių pradžia. Žalgirio komandos treneris Tautvydas Šležas prieš šias rungtynes minėjo, kad išskirdamas Palangos komandą, kad kokybiškai bėga į greitą puolimą, esant menkiausiai galimybei. Palangos Olimpas yra gerai organizuota ir solidžiai treniruojama. Tai čia jau pagirimo laurai skrieja Erikui Kubiliui, Andriui Steponaičiui ir kompanijai. Iš esmės visas Olimpo žaidimas sukasi aplink Juliaus Kazakausko kovingumą ir Mindaugo Stašio kūrybą. Ir iš esmės šios rungtynės taip pat jų sėkmė priklausys nuo to, kaip pasistengs Žalgiris ir kaip pasiseks atkirsti Mindaugą Stašį nuo kitų komandos draugų. Taip pat gynyboje viską klijuojantis yra Ernestas Bružas ir tai yra taip pat išskirtas ir svarbus žaidėjas. Kumpys prieš tai pataikė tolimą metimą, 8-2. Dabar Kumpio puikus perdavimas Kazakauskui. Kazakauskas verčia dar 2 taškus. Ir reikia greitos reakcijos Žalgirio komandos trenerių štabui, kadangi rungtynių pradžia tikrai nėra tokia, kokios ir pabando paspausti kauniečius, pasitikdamas juos nuo galinės. Iškart Laurenčikas su kamuoliu. Imitavo ten šiokį tokį
aktyvesnį gynybos veiksmą Ernestas Bružas, bet žalgiriečiai be didesnių problemų rezga savo ataką. Juzėnas mindamas liniją atakuoja, nepataiko, čia niekas neprižiūri Gicevičiaus. Ir Gvidas Gicevičius krauna kamuolį iš viršaus. Antrojo šanso taškai, kurie svarbus kauniečiams nesėkmingai pradėjus šį susitikimą. Beveik 4 minutės jau sužaistos pirmajame ketvirtyje. Mindaugo Stašio priežiūra patikėta Gvidui Gicevičiui, prilipęsis nuo pat pirmųjų metrų aikštėje. Pavyksta Stašiui priimti kamuolį dabar. Kazakauskas ten stato užtvarą, bet Stašys jie nesinaudoja. Bando ieškoti Kazakauskas po krepšių Juciko. Bet laiku ranką kyšteli Nedas Raupelis, siūsdamas kamuolį už galinės linijos. Viso labo, 3 sekundės lieka šiai Olimpo atakai. Jucikas meta iš 3 taškų zonos. Nepataiko, ten bando traukti kamuolį ir sėkmingai tą daro Ernestas Bružas nuo žalgiriečių kojų. Jis palieka aikštelę. Vadinasi, dar 14 sekundžių turės palangiškiai savo atakai. Kumpys, ar bus antras tolimas metimas šiose rungtynėse? Pataiko Kumpys. Ir po jo 6 pelnyto taško. Emocinga ir efektyvi aikštės šeimininkų rungtynių pradžia. Juzėnas kirto po krepšių, bet perdavimo nesulaukė. Greitoje atakoje Mindaugas Stašys pelno dar 2 taškus ir jau dviženklis Palangos Olimpo pranašumas. Visi laurai čia turėtų atitekti už šį perdavimą naudingiausiam 7bet nacionalinės krepšinio lygos krepšininkui Juliui Kazakauskui, kuris per pusę aikštės sugebėjo atlikti idealų perdavimą. Gerą progą metimui susikūręs Juzėnas meta iš 2 taškų distancijos, nepataiko. Bružas, Kazakauskas prieš Nedą Raupelį. Gali žaisti ir vienas Julius Kazakauskas, nors ir turi ūgio deficitą. Šiuo atveju kaip gražiai sukasi iš pradžių į vieną pusę apgaudamas varžovą, po to į kitą. Kazakauskas pelno 2 taškus, neatsargiai dalijasi kamuoliu. Žalgiriečiai, Bružas iš eigos nepataiko. Iš 3 taškų zonos, na, būtų į gilų nokdauną pasiuntęs žalgiriečius. Bružas pakimba ant Manto Juzėno rankų. Užsidirba pirmą asmeninę pražangą. Tik dabar, sužaidus 5,5 minutės, Palangos Olimpas prasižengia pirmąjį kartą komandiškai šiose rungtynėse. Gicevičiui suteikiamos poilsio minutės. Vietojo Kristupas Smirnov pasirodo aikštelėje. Juzėnas, Raupelio užtvara, vėlgi Juzėno rankose kamuolys. Laurenčikas, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia kažką daryti su kamuoliu. Meta iš 3 taškų zonos, Laurenčikas nepataiko. Ir vėlgi kauniečiams tenka grįžti į gynybą. Stašiui Juciko užtvara. Julius Jucikas prieš Mantą Juzėną. Neturėjo Juzėnas daug galimybių pastatyti savo kūną prieš šiuo metu kur kas tvirčiau sudėta Julių Juciką. Julius Jucikas išnaudoja šį pranašumą, pelno 2 taškus, o Juzėnas atsako dar efektyviau taiklių tolimų metimų. Ir po jo 3 taškio metimo 19-7, 12 taškų skiria komandas. Stašys pro galinį liniją. Gauna bloką nuo Nedo Raupelio, dar nusileidęs su kamuoliu mina galinį liniją. Tai reiškia, kad kamuolys atiteks kauniečiams, kurių gretose pirmą kartą ant parketo Jokūbas Rudaitis, o Erikas Kubilius išleidžia taip pat pirmą kartą Mantą Ruikį. Rudaitis su kamuoliu. Nusimeta Bieliauskui. Mantas Juzėnas dar kartą iš 3 taškų zonos. Nepataiko. Bieliauskas Kazakauskui nuo galvos nukrapšto šį kamuolį ir antrojo šanso taškai, kuriais gyvi pirmajame ketvirtyje žalgiriečiai. Tiesa, apsiginti patiems nepavyksta, jau 19 taškų yra praleista sužaidus beveik 7 minutės pirmajame ketvirtyje. Stašys
suspaustas dviejų žalgiriečių, spėja per 8 sekundės persivaryti kamuolį kitą aikštės pusę Palanga, šansas Ruikiui, Ruikis iš tolimos distancijos nepataiko, čia galimybė skuosti į greitą puolimą ir Smirnovas stabdo aikštės viduryje. Mindaugas Stašys, pirmoji asmeninė pražanga Stašiui. Nojus Pabrėža keičia Julių Kazakauską. Kazakauskui reikia poilsio minučių taip pat. Rudaitis. Ruikis prilipęs prie jo, Raupelio užtvara. Rudaitis lenda gilyn, sprūsta kamuolys jam iš rankų. Prie Kumpio žino, kad rankas reikia iškelti Nedas Raupelis. 2 tolimus metimus iš šiose rungtynėse yra pataikęs Kumpys. O Jokūbui Rudaičiui rašyta pirmoji asmeninė pražanga, antroji komandinė šiame ketvirtyje ir kauniečiams. Abi komandos kaip reikiant prisitaupė pražangų pirmajame ketvirtyje ir iki bonuso dar turi galimybę pasiginti ir kiečiau per likusį pirmojo kėlinio laiką. Nedas Raupelis prieš Stašį. Dabar jau prieš Bieliauską improvizuoja Nojus Pabrėža, metimas po apsisukimo, bet nepavyksta pataikyti Pabrėžai. O pražanga įrašoma Herkui Kumpiui. Ir stabtelėjo kiek Palangos Olimpas, taip pat po audringos pradžios pirmajame kėlinyje. Gicevičius grįžta ant parketo. Mantas Juzėnas, prie jo prilipęs Herkus Kumpys. Negalima nė trupučio duoti erdvės Juzėnui. Juzėnas nusimeta Bieliauskui ir tai, kas vyko čia sausio 18 dieną. Dabar žalgiriečiai bando tą kartoti. Bieliauskas prameta iš tolimos distancijos. Kumpys bando išgauti ir pražangą metimo metu, bet rungtynių arbitrai akivaizdžiai rodė rankų gestą į apačią, kas reiškia, kad tiesiog išsimes kamuolį iš užgalinės linijos, iš šoninės linijos. Palangiškiai. O vietoj Juciko ir Stašio Ernestas Bružas ir Julius Kazakauskas vėlgi grįžta ant parketo. 2 minutės dar iki pirmo ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuris kur kas geriau klostosi aikštės šeimininkams. Bružas. Kazakausko rankose kamuolys. Ruikis. Ruikis minimaliai erdvės išsimetimui, bet iš 3 taškų zonos nepataiko. Kazakauskas suteikia antrąjį šansą. Kumpys. Kazakauskas prieš Juzėną. 5 sekundės ir gana tolokai nuo krepšio Julius Kazakauskas, bet pražanga yra fiksuojama Mantui Juzėnui. Antroji asmeninė. Ir turės reaguoti žalgiriečių komandos trenerių štabas. Keičiamas yra Mantas Juzėnas, Laurenčikas vėlgi grįžtamas ant parketo. Ir dabar žalgiriečiai jau užsidirbo 4 komandinę pražangą, vadinasi kiekviena kita nuobauda siūs palangiškius jau prie baudos metimų linijos. Bružas, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ruikis. Pabrėžos užtvara nesinaudoja. Kazakauskas, Bružas iš 3 taškų zonos. Nepataiko ir visiškai sustojęs Palangos Olimpo puolimas. O čia dar ir Ruikiui fiksuojama pražanga. Laurenčikas norėtų, kad būtų skirti 3 baudos metimai. Net ir atakuojant, imituojant metimą ir iš kitos aikštės pusės. Bet kuriuo atveju minutė 20 iki pirmo kėlinio pabaigos ir žalgiriečiai turi galimybę artėti prie šios dienos varžovų. Pabrėžos pražanga. Ir dabar jau prie baudos metimų linijos stoja Aleksas Bieliauskas. Kol kas šiame kėlinyje 2 kartus. 2 taškus buvo pelnęs Bieliauskas. O nuo baudos metimų linijos šiame sezone atakuoja beveik 78 procentų tikslumu. Pirmąjį baudos metimą meta pro šalį Bieliauskas. Būtent sausio 18 dieną sužaidęs
čia Palangoje puikias rungtynes. Aleksas Bieliauskas pelnė 19 taškų, pataikęs 4 tritaškius metimus ir surinkęs 22 naudingumo balus tose rungtynėse. Bandymas vėlgi paspausti nuo galinės, duoda savųjų vaisių. Sprūsta kamuolys Herkui Kumpiui iš rankų. Ir toliau be taškų pastarasis kelias minutės Palangos Olimpo krepšininkai. Žalgiriečiai jau sušvelnino atsilikimą iki vienženklio. Smirnovas pats atakuoja. Šį kartą jo metimas netikslus, dar pabando ir perimti kamuolį, užklubdamas netikėtai varžovus. To padaryti nepavyko. Bružas, perdavimas Kazakauskui. Kazakauskas, būdamas visiškai laisvas, gali mesti ir iš 3 taškų zonos, nepataiko. Čia visiškai nereikalinga Manto Ruikio pražanga prieš Jokūbą Rudaitį. Kovoje dėl atšokusio kamuolio. Ir Jokūbas Rudaitis keliauja prie baudos metimų linijos. Beveik 82% tikslumu šiame sezone Rudaitis atakuoja nuo šios pažymos. Gerą sportinę formą Jokūbas buvo įgijęs prieš gerą mėnesį. Na, nėra ta sportinė forma, žinoma, ir dabar prasta, bet sužaidęs kelias rungtynes su stipriai iššovusiais statistiniais skaičiais. Po to turėjo kelis susitikimus, kurie jau nebuvo tokie įspūdingi, kaip Jokūbas Rudaitis buvo pademonstravęs mums visiems. 19-11. 8 taškai beskiria komandas. Stašys su kamuoliu. Raupelis tepautuoja, o Stašys meta iš 3 taškų zonos gavęs erdvės nepataiko. Julius Kazakauskas vėlgi ima kamuolį. Stašys atiduoda tobulą perdavimą Nojui Pabrėžai. Ir kaip jaučia, kurioje vietoje yra po krepšiu užsiėmęs poziciją komandos draugas. Mindaugui Stašiui visi nuopelnai už šiuos 2 sukurtus taškus ir visa kūryba išpildyta būtent jo. Laurenčikas turės dar likti ir Palangos Olimpo komandos atakai šiek tiek laiko. Laurenčikas viską užbaigia pats. 4 sekundės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Kazakauskas pameta kamuolį. Atrodo, rungtynių arbitrai nieko čia nefiksuoja. Ir paskutinės 90-osios, per kurias kauniečiai greičiausiai bus priversti atakuoti iš savo aikštės pusės. Metimas netikslus. Kągi, po pirmųjų 10 minučių Palangos arenoje aikštės šeimininkų 2-9. Žalgiriečiai šiek tiek stabilizavę situaciją, sušvelnino atsilikimą iki 8 ir dabar atsilieka 13-21. Rezultatyviausiai po pirmojo kėlinio Olimpo gretose rungtyniauja Herkus Kumpys, pasižymėjęs 2 taikliais tritaškiais metimais ir 6 pelnytais taškais. Juliaus Juciko ir Juliaus Kazakausko sąskaitoje po 4 pelnytus taškus. Žalgiriečių gretose Mantas Laurenčikas rezultatyviausias kol kas su 4, po 3 pelnė Aleksas Bieliauskas ir Mantas Juzėnas. Palangiškių rankose išliks kamuolys ir 16 sekundžių dar šiai atakai. Stašys pasirengęs jau grąžinti kamuolį į aikštelę. Užspaustas Gicevičiaus Bružas. Čia dabar jau kampe ir panašėje padėtyje kamuolį gavo Kazakauskas. Prieš Laurenčiką turi Julius Kazakauskas ir masės pranašumą. Daug klaidinančių judesių. Nepavyksta pataikyti į krepšį ir Palangos Olimpas ir toliau labai sunkiai renka taškus nuo to momento, kada buvo įgijęs 15 taškų pranašumą pirmajame kėlinyje. O čia nesusikalbėjimas tarpusavyje. Laurenčikas ieškojo Manto Juzėno, bet Mantas Juzėnas buvo ne ten. Nors už šį epizodą ir Žalgirio komandai šiose rungtynėse vadovaujantis Šarūnas Ciparis ir paploja. Julius Jucikas iš vidutinio nuotolio meta nepataiko. Rudaitis iki galo pats, kairė ranka, užsibaigti nepavyko. Dabar jau galimybė palangiškiams bėgti į greitą puolimą. Stašys laiku vėlgi iškiša perdavimą Ruikiui.
ir po Ruikio taškų. 23-13. Tai apie ką kalbėjo Tautvydas Šležas prieš šias rungtynes, esant menkiausiai galimybei. Palangos Olimpas bėga į greitą puolimą ir reikia išskirti į kokybišką greitą puolimą. Viską matėte savo akise, to puikiai iliustracija. Pastarosios atakos metu kokį bloką gauna Laurenčikas. Žalgiriečių rankose kamuolys, jis prarastas 3-1, Stašys atiduoda Kazakauskui, Kazakauskui kimba ant pečių Gvidas Gicevičius ir siunčia naudingiausią komandos žaidėją prie baudos metimų linijos. Gvidas Gicevičius užsidirbo pirmą asmeninę pražangą, Mantas Juzėnas pirmajame kėlinyje yra užsidirbęs 2 asmeninės pražangas. Palangos Olimpo gretose 2 pražangų liniją fiksuoja kol kas vienintelis Mantas Ruikis. Prameta pirmąjį baudos metimą Kazakauskas. Susikaupęs ruošėsi antrajam, jį pataiko. Ir Laurenčikas rikiuoja komandos draugus. Raupelis. Vėl Laurenčikas. Juzėnas kyla aukštai išėjęs iš baudos aikštelės zonos. Ne taip turėjo vykti ši ataka. Galime matyti ir iš pačių žalgiriečių reakcijų. Visiškas chaosas. Kelias sekundės sutrukdė efektyviam ir kokybiškam puolimui. Kazakauskas nusimeta Jucikui. Mindaugas Stašys. Juciko užtvara ir prasižengia pernelyg aktyviai besigindamas Nedas Raupelis. Raupeliui pirmoji asmeninė pražanga. Žalgiriečiai šiame ketvirtyje jau kiek sparčiau renkasi komandinės pražangas. Aleksą Bieliauską vėlgi grąžina ant parketo Žalgirio komandos trenerių štabas. Obružas pasirengęs grąžinti kamuolį į aikštelę. Kazakauskas, Stašys. Skersas perdavimas Bružui. Mantas Ruikis gauna perdavimą. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Mindaugas Stašys iš 3 taškų zonos spjauna lankas šį kamuolį. Nepavyko Stašiui nudžiuginti Palangos arenoje susirinkusių žiūrovų. Rudaitis Gicevičiui. Gicevičius atsitraukė ties 3 taškų linija. Juzėnas. Naudojasi Bieliauskų užtvarą Mantas Juzėnas. Pernelyg daug erdvės jam palikta. Metimas netikslus. Bieliauskas ne pirmą kartą šiose rungtynėse šeimininkauja po krepšiu. Niekas jo netitvėrė. Nei Kazakauskas, nei šalia buvęs Ernestas Bružas nesukėlė problemų Bieliauskui. Bieliauskas išnaudodamas antrojo šanso taškus. Vėlgi švelina atsilikimą iki 9. Bružo metimas yra blokuojamas. Juliui Kazakauskui bus įrašyta asmeninė pražanga. Pirmą kartą tai komandiškai šiame ketvirtyje taisyklės pažeidžia Palangos Olimpas. Vietoj Ruikio vėlgi aikštelė grįžta Herkus Rumpys. Visai solidų pirmąjį ketvirtį sužaidęs Palangos Olimpo komandos žaidėjas, kuris iškart prilimpo prie Jokūbo Rudaičio. Asmeniškai dabar ginasi Palangos Olimpas. Juzėnas perduoda Bieliauskui. Bieliauskas prieš Juciką. Daug klaidinančių judesių. Reikia kažką daryti su kamuoliu, kadangi bus fiksuojamos 3 sekundės. Klaida žalgiriečių komandos žaidėjų veiksmuose. Ir Palangos Olimpas po truputėlį antrajame ketvirtyje vėlgi bando suimti į gniaužtus svečius iš Kauno. Nėra čia vidurio linijos pažeidimo, kadangi dar ir žalgiriečiai buvo lietę rankomis kamuolį. Stašys nežiūrėdamas atiduoda kamuolį Kazakauskui ir Kazakauskas sužingsniuoja čia. Na, iš pirmo žvilgsnio susidarė įspūdis, galbūt ir nelaukė šio Stašio perdavimo Julius Kazakauskas, nors turint komandoje tokį žmogų orkestrą kaip Mindaugas Stašys, tai bet kuriame aikštės metre tikriausiai bet kada gali tikėtis ir laukti
Perdavimų iš komandos draugo. Gicevičius tiesiai į veidą Kazakauskui, paleidžia tritaškį metimą. Jį pataiko, švelnina atsilikimo tarp komandų jau iki 6 taškų. Žalgirio treniruočių centre jau Palangos Olimpas. Sužaidęs puikias rungtynes įveikė žalgiriečius rezultatu 89-74. Tose rungtynėse nesustabdomas buvo Mindaugas Stašys, pataikęs 11 metimų iš 18 ir pelnęs 28 taškus, 20 taškų pridėjo Julius Jucikas, 18 pelnė Julius Kazakauskas, o šiandien savo puikų pasirodymą tęsė Herkus Kumpys, pelnydamas jau 8 tašką savo komandai. Mantas Juzėnas nusimeta Bieliauskui, Bieliauskas iš 3 taškų zonos, puikiai išpildyta pick and popo situacija žalgiriečių komandos puolime ir Bieliausko pirmasis tritaškis rungtynėse. Vėlgi švelnina atsilikimą iki 5. Kumpys įsidrasinęs atakuoja dar kartą iš 3 taškų zonos, pataikyti nepavyko. Čia Juliaus Juciko oro linijos Palangoje ir konkurencija Palangos oro uostui. 28-21 po fiziškai galingo Juliaus Juciko dėjimo. 7 taškai skiria komandas. 28-21 Laurenčikas pasiruošęs grąžinti kamuolį ant parketo. Juzėnas po Bieliausko užtvaros. Nepaleido Bieliausko Ernestas Bružas. Juzėnas prieš Juciką veržiasi pro 2 varžovus, pelno 2 taškus su Juciko pražanga ir stos prie baudos metimų linijos. Mantas Juzėnas. Pirmoji asmeninė pražanga įrašyta Jucikui. Ir vėlgi tik 5 taškai skiria komandas. O Mantas Juzėnas šiuose rungtynėse pelno 5 tašką. Pataikydamas antrą metimą iš 7. Baudos metimų dar metęs nebuvo. Su šiuo fiksuoja 1 iš 1 šiuose rungtynėse. 4 taškai beskiria komandas, po truputėlį žalgiriečiai vis arčiau aikštės šeimininkų. Stašys negali nei trupučio erdvės jam duoti Laurenčikas, kadangi iš karto sulauktų metimo iš 3 taškų zonos. Gicevičiui fiksuojamas taisyklių pažeidimas, antroji asmeninė pražanga Gicevičiui. Vėlgi suteikianti 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos aikštės šeimininkams. Bružas, Kazakauskas, Stašys. Negali nuleisti rankų Smirnovas, besigindamas prieš Mindaugą Stašį, sudvigubinta gynyba prieš Kazakauską. Julius Jucikas iš tolimesnės distancijos, gal ne taip efektingai kaip prieš pusę minutės matytame epizode, bet lygiai taip pat vienodai efektyviai. 2 taškai ir po 4 iš eilės. Juciko pelnytų taškų vėlgi 6 skiria komandas. Koks juvelyrinis Juzėno perdavimas įkirtusiam į baudos aikštelę Laurenčikui. Ir Laurenčikas taip pat aktyvus, žaidžia visai puikias rungtynės, bent jau kol kas. Šį vakarą Palangoje Bružas. Kazakauskas prieš Smirnovą. Jucikas dar kartą iš to paties taško. Nepataiko dabar, jeigu būtų pavykę pataikyti, Bieliauskas nebebūtų galėjęs palikinėti tokiose vietose Juciko. O čia rungtynių arbitrai fiksuoja dar vieną pražangą. Antroji asmeninė pražanga Jucikui. Molių 19-9, nors Erikas Kubilius išskyrė prieš šias rungtynes kaip vieną iš žalgiriečių pranašumų kovą dėl atšokusių kamuolių. Iš esmės šiandien susitinka pagal faktą 2 geriausiai lygoje dėl kamuolių kovojančios ekipos. Žalgiriečiai yra pirmi, atkovodami beveik po 43 kamuolius per susitikimą. Tuo tarpu 1 kamuoliu mažiau sugriebiantis Palangos Olimpo krepšininkai yra antri. Bet šiose rungtynėse kol kas ant lentos geriau lipo kauniečiai. Na, pažiūrėsime, ar nesusigundys Erikas Kubilius Karilą Tomasą pabandyti taip pat aikštelėje, jeigu ir toliau po krepšiais toks skirtumas bus. O čia susikūręs erdvės Herkus Kumpys pelno jau 10 tašką rungtynėse.
Ir iki 5 taškų didina aikštės šeimininkų pranašumą. Laurenčikas. Juzieno rankose kamuolys. Bieliauskas imitavo užtvarą. Juzienas lieka prieš Julių Kazakauską. Kazakauskas pakilęs labai aukštai, bet nepaleidžia nei per metrą. Manto Juzieno. Sekundį iki atakai skirto laiko pabaigos. Per Kazakausko rankas meta Juzienas nepataiko. Bet žalgiriečiai drausmingai grįžta į gynybą. Eliminavę visas Palangos Olimpo greitojo puolimo galimybės. Julius Kazakauskas po krepšiu. Nusimeta Jucikui. Stašys. Dabar prieš jį Bieliauskas. Buvo erdvės Stašiui. Stašys į kraštą Kazakauskui. Kazakauskas rodo, kad gali pataikyti ir iš kampo. Po jo tritaškio metimo. Vėlgi 8 taškai skiria komandas. 35-27 ir žalgiriečiai šiose rungtynėse kamuolį perdavė Julius Kazakauskas. 5 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs ir Mindaugas Stašys prieš pat šią minutės pertraukėlę. Jis įrašęs 5 perdavimą po į kraštą numesto metimo Juliui Kazakauskui, po kurio tritaškio ir 8 pelnyto taško. 8 taškai skiria komandas. Juzienas. Raupelė užtvara. Juzienas į kraštą Bieliauskui ir Bieliauskas suklaidintas Ernesto Bružo. Iš pradžių bandė tarsi imituoti metimą, bet galiausiai pašoko pats ir nusileido su kamuoliu. Puikiai gynyboje sužaidė Ernestas Bružas ir Bieliauskas pasimovė ant šio kabliuko. Kazakauskas. Vėlgi Stašio rankose kamuolys. Juciko užtvara. Kazakauskas į kraštą Kumpiui. Kumpio skersas perdavimas Bružui. Bružas iš 3 taškų zonos. Smeigia dar vieną tolimą metimą. Palangos Olimpo šiose rungtynėse pataiko jau 5 tritaškį iš 16. Ir vėlgi grąžina Olimpo komandą į dviženklę persvarą. 11 taškų skiria komandas. Laurenčikas. Smirnovui iš 3 taškų zonos. Smirnovas nepataiko. Mindaugas Stašys. 1 prieš 3 varžovus. Neforsavo įvykius Stašys. Atmetė atgal Bružui, o Kazakauskas likęs prieš Smirnovą gali žaisti ir 1. Jucikas dabar jau prieš Bieliauską. Puikioje situacijoje visų pirma gavo kamuolį Julius Jucikas į stiprią dešinę ranką. Ir po jo 2 taškio metimo. 40-27. 13 taškų skiria komandas. Juzienas. Prilipęs prie jo Kumpės. Raupelio paslaugos statant užtvarą. Juzienas meta per nepakilusi tiek aukštai, kiek reikėtų Julių Juciką. Ir išnaudojęs šią situaciją, gavęs pakankamai erdvės, Mantas Juzienas švelnina atsilikimą iki 11 taškų. Bružas dabar diriguoja komandos veiksmams puolime. Jucikas imitavo užtvarą. Kazakauskas Stašiui. Stašys iš 3 taškų zonos. Ponios ir ponai, maestro Mindaugas Stašys. 3 taškai ir pražanga, ir dar prie baudos metimų linijos stos nepailstantis pajūrio krepšinio veteranas atominė širdimi. O kaip reikiant užbombardavę žalgiriečių krepšį tolimais metimais, antrojo ketvirčio pabaigoje palangiškiai jau įgyja ir 14 taškų persvarą. Nojų pabrėža vėlgi leidžiant parketo Erikas Kubilius. O Mindaugas Stašys prie baudos metimų linijos. 16 taškų vidutiniškai per rungtynes renkantis Palangos Olimpo komandos vienas lyderių. Užimantis 10 vietą pagal rezultatyvumą visoje 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. O pagal rezultatyvius perdavimus, jų atlikdamas daugiau nei po 6, lygoje apskritai yra numeris 1. Šiose rungtynėse Mindaugas Stašys yra atlikęs jau 5 rezultatyvius perdavimus. Ir prie savo vidurkio priartėjęs dar nepasibaigus antrajam ketvirčiui. Iki galo veržėsi Laurenčikas, jo metimas dešinė ranka netikslus ir turės apie ką pakalbėti didžiosios pertraukos metu. Žalgirio komandos trenerių štabas. Šarūnas Ciparis ir Tautvydas Šležas.
kadangi žalgiriečiams antro ketvirčio pabaiga nesėkminga. Kazakauskas daug klaidinančių judesių, pergudravo ir pats save. Gvidas Gicevičius laisvos linijos jam ir dėjimas iš viršaus 44-31. 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Herkus Kumpys iliustruoja savo fantastinį pasirodymą pirmoje rungtynių pusėje, pelno 12 tašką ir po Herkaus Kumpio atsakymo į Gicevičiaus dėjimą iš viršaus. Herkus Kumpys 10 taškų Juliaus Juciko sąskaitoje, kuris taip pat yra solidus. Atrodo, kad yra taip pat praeityje tos Achilo problemos, kurios galėjo išsispręsti gavus poilsio per pertrauką tarp mano jau minėtų ką tik ratų. 7bet nacionalinės krepšinio lygos reguliariajame sezone Julius Kazakauskas pelnė 8 taškus pirmoje rungtynių pusėje, atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Tuo tarpu žalgiriečių gretose 9 taškus pelnė ir 5 atšokusius kamuolius atkovojęs kol kas geriausiai atrodo Aleksas Bieliauskas. Trūksta jam pagalbos, 7 taškus surinko Gvidas Gicevičius, 8 surinko Mantas Juzėnas, tiesa Juzėnas pataikė tik 3 metimus iš 9 iš žaidimo. Pabandė pergudrauti palangiškius išsimetinėdamas kamuolį iš užgalinės linijos Juzėnas, bet buvo patrauktas jo pageidautas kūnas kamuolio išsimetimo fazėje ir galiausiai suklysta žalgiriečiai 14 kartą jau šiose rungtynėse. Prie Stašio prilipęs Gicevičius, kaip ir nuo rungtynių pradžios. Stašio globa yra patikėta Gvidui. Gicevičius ieško Kumpio. Nepavyksta išsaugoti iš jo kamuolio palangiškiams. Daug chaoso, daug kamuolio judėjimo ir tarp kojų. Ir žalgiriečiai bus pirmieji, kurie turės galimybę pelnyti taškus po didžiosios pertraukos. Rudaitis, Bieliausko užtvara. Rudaitis iki galo, kairė ranka. Prieš Juciką nepataiko. Aleksas Bieliauskas ir toliau yra praleidinėjamas po krepšiu, o tiksliau būtų sakyti neatitveriamas nuo jo. Savo didžiąją dalį taškų renkasi antraisiais šansais Herkus Kumpys. Pabando sukurti fokusą po žalgiriečių krepšių ir nežiūrėdamas į krepšį atlikti super sudėtingą metimą kairė ranka. Vis tik atsimušęs kamuolys į lentą. Aikštelę palieka Laurenčiko rankose kamuolys. Rudaitis. Vėl Bieliausko užtvara. Numestas kamuolys Bieliauskui. Herkus Kumpys prilipęs prie Bieliausko. Žinojo, kad pick and popą sužais žalgiriečiai. Vėlgi Bieliauskas gerai klaidina Julių Juciką, kuris prašoka Aleksą Bieliauską. Dar kartą šis epizodas jūsų ekranuose ir žaisdamas puikias rungtynes priartina žalgiriečius jau iki 11 taškų deficito, 35-46, o Bieliausko sąskaitoje šiose rungtynėse jau 13 pelnytų taškų. Kazakauskas dalysi kamuoliu su Stašiu. Stašys ieško Juliaus Jucikų ir vėlgi Bieliauskas perima kamuolį iki galo. Rudaitis įneša ten į krepšį šį metimą. Herkus Kumpys padarė viską, ką galėjo gynyboje, bet apsiginti nepavyko. 6-0 žalgiriečių atkarpa po didžiosios pertraukos. Kazakauskui desertas ant lėkštutės po Ernesto Bružo perdavimo. Nors ten iš pirmo žvilgsnio gal ir Manto Juzėno klaida paleidus Julių Kazakauską arčiau krepšio. Juzėnas bando viską ištaisyti dabar. Aleksas Bieliauskas, dar vienas jo metimas. 15 Bieliausko taškas. Ir 9 taškai skiria komandas. Kazakauskas, Juciko rankose kamuolys. Ernestas Bružas. Atsitraukia Julius Jucikas. Bružas pats iki galo. Aukštą trajektoriją paleidžia metimą nuo lentos Ernestas Bružas. Jo 8 taškas rungtynėse. Vėlgi ir kiek saugesnį atstumą veda aikštės šeimininkus, kurie įgyja 11 taškų pranašumą. Mantas Juzėnas per iškeltas Juciko rankas atakuoja iš 3 taškų zonos, nepataiko. Ir vėlgi palangiškiai gali gerinti savo situaciją aikštėje, jeigu pavyks užpulti šios atakos metu. Bružas Jucikui ir Aleksas Bieliauskas užsidirba asmeninę pražangą. Pirmoji asmeninė pražanga Bieliauskui. Ir tik pirmoji komandinė
Žalgiriui trečiajame ketvirtyje. Bružas. Prie jo Gicevičius. Mantas Juzėnas dabar prižiūri Mindaugą Stašį. Bružas. Jucikas turi masės pranašumą prieš Gvidą Gicevičių. Ką idealiai ir tobulai išnaudoja gavęs kamuolį arčiau krepšio. Juliaus Juciko 12 taškas šiose rungtynėse ir 13 taškų skiria komandas Aleksas Bieliauskas. Iš 3 taškų zonos kamuolys šokinėja ant lanko ir į krepšį įkrinta. Bieliauskas pataiko antrąjį tritaškį metimą, pelno 18 taškai už šiose rungtynėse. Bružas Jucikui. Jucikas nori atsiteisti. Ir pražangą fiksuoja rungtynių arbitrai. Šioms rungtynėms teisėjauja, dar kartą priminsiu, Deividas Jurkša, Gediminas Cinkutis ir Henrikas Majus. Pražanga antroji asmeninė užfiksuota Laurenčikui. 2 kartų žalgiriečių gretose yra prasižengęs Mantas Juzėnas, abi pražangas susirinkęs pirmajame kėlinyje. Ir 2 kartus taisyklės yra pažeidęs ir Gvidas Gicevičius. Tuo tarpu Olimpo gretose Julius Jucikas yra taisyklės pažeidęs 3 kartus ir turi kiek pasisaugoti. Aišku, antroje rungtynių pusėje vidutiniškai po 3,5 pražangos renkantis per susitikimą Palangos Olimpo aukštaūgis. Neretai sumažina savo minutes aikštelėje dėl pražangų skaičiaus, o dabar Julius Jucikas pademonstruoja, kaip galima puikiai apsiginti be pražangų. Mindaugas Stašys kitoje aikštės pusėje laukia šio Kazakausko perdavimo. Julius Kazakauskas tuo tarpu atlieka 8 rezultatyvų perdavimą ir kartoja asmeninį sezono rezultatyvių perdavimų rekordą. Aleksas Bieliauskas. Juzėnui atiduotas kamuolys. Juzėnas griebėsi už galvos dėl to, kad apmaudžiai kamuolys išsisuko iš krepšio, būtų pelnęs 2 su Ernesto Bružo pražanga. Mantas Juzėnas. O Aleksas Bieliauskas. Julius Kazakauskas, atsiprašau, 8 rezultatyvius perdavimus šiame sezone atliko spalio 26 dieną rungtynėse prieš Alytaus komandą. 11 taškų skiria komandas, 11 taškų skiria komandas po Manto Juzėno pataikyto baudos metimo. Ir po antrojo taiklaus šūvio iki 10 taškų pjauna šį deficitą Mantas Juzėnas. Imant vien trečio ketvirčio rezultatą, žalgiriečiai jame pirmauja kol kas 13-8, bet Palangos Olimpas po minutės pertraukėlės tą prastą ketvirčio pradžią ir situaciją aikštėje tikrai stabilizavo. Julius Kazakauskas kaip gražiai susikūrė erdvės metimui pats, besiverždamas prieš Laurenčiką, išvengė ten ir Bieliausko didesnių gynybinių pančių. Jį pasitinkant, Gicevičius, pražanga bus įrašyta Juliui Kazakauskui. Antroji asmeninė pražanga Kazakauskui. O Neda Raupelį grąžina ant parketo Šarūnas Ciparis. Neda Raupelio trūksta šiuose rungtynėse žalgiriečiams. Nėra pelnęs taškų apskritai iš žaidimo. O po tritaškio metimo vėlgi iki vienženklio deficito grįžta žalgiriečiai 47-56. Ir Palangos Olimpas stengiasi jau šios atakos metu neprisileisti svečių iš Kauno. Dar arčiau. Pražanga puolime yra fiksuojama palangiškiams. 27 numerį rodo rungtynių arbitrai. Julius Jucikas prasižengia 4 kartą ir iliustruoja tai, apie ką aš minėjau prieš porą minučių, kada neretai aukštaūgis apriboja savo minutes aikštelėje, susirinkdamas asmeninių pražangų kraitį. Rudaitis iki galo prieš Pabrėžą.
Įverčia 2 taškus su varžovo pražanga, stos dar prie baudos metimų linijos Rudaitis. Ir žalgiriečiai kyla iš naujo Palangoje. Iki 7 taškų jau švelnėja atsilikimas. Bando Palangos arenoje kiek įmanoma daugiau triukšmo sukelti susirinkę žiūrovai, kurių šiandien nėra ypatingai gausu, apie 300 jų galima suskaičiuoti. Palangos Olimpas bet kuriuo atveju pagal lankomumą lygoje yra 4. komanda. O šį vakarą susirinkę komandos sirgaliai ką tik stebi, kaip Bružas tritaškių metimų vėlgi gerina aikštės šeimininkų padėtį. Jokūbas Rudaitis kokį sudėtingą metimą atliko kairė ranka. Lysdamas po krepšiu, lankas kamuolį išspjovė. Bet žalgiriečiai turės 14 sekundžių savo atakai. Nors labai nenori su šiuo rungtynių arbitrų sprendimu sutikti Julius Kazakauskas. Juzėnas pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Laurenčikas, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kyla Raupelis, statyti užtvarą. Laurenčikas iš 3 taškų zonos nepataiko. Ir palangiškai tik esant menkiausiai progai bando ieškoti kelių greitajame puolime. Tvarkingai žalgiriečiams sugrįžus į gynybą visi tie keliai yra uždaryti. Bružas dar kartą iš 3 taškų zonos ir kokia apmaudi Laurenčiko pražanga, siunčianti Ernestą Bružą prie baudos metimų linijos. Mesti 3 baudos metimus, Laurenčikui fiksuota 3 asmeninė pražanga. O Ernestas Bružas šiose rungtynėse jau pelnęs 11 taškų, iš jų 9 surinko tolimais metimais. Dabar meta baudos metimus. Pirmąjį meta pro šalį. Yra galimybė Palangos Olimpui grįžti į dviženklės persvaros zoną. Antruoju baudos metimu Ernestas Bružas savo komandą ten ir perkelia. Po trečiojo taiklaus baudos metimo 11 taškų skiria komandas. 61-50. Juzėnas. Jo reidas ir kokį bloką išrašo Mantui Juzėnui. Nojus pabrėža. Palangiškiai bėga į greitą puolimą. Stašys. Julius Kazakauskas. Arčiau krepšio. Prieš Raupelį. Susikūrė erdvės Julius Kazakauskas, vėlgi subirėjo žalgiriečiai. Tiek dirbo trečiajame ketvirtyje, kad sušvelnintų atsilikimą ir priartėtų prie palangiškių. Ir dabar porą nesėkmingų minučių viską vėlgi grąžina ten, kur ir matėme po didžiosios pertraukos iškart. Smirnovo metimas taip pat yra blokuojamas. Julius Kazakauskas. Stašiui. Stašys iš 3 taškų zonos. Nepataiko. Nojus pabrėža, kovojo dėl šio kamulio ir užsidirbo asmeninę pražangą. Smirnovas. Sugriebęs kamulį užtikrintai neleido palangiškiams pagalvoti apie antrojo šanso galimybę. Aleksą Bieliauską grąžina ant parketo Šarūnas Ciparis. O kadangi Palangos Olimpas jau yra bonuso situacijoje pagal komandinių pražangų skaičių, prie baudos metimų linijos keliauja Kristupas Smirnov, kuris atidaro ir savo pelnytų taškų sąskaitą pirmuoju baudos metimu. Prieš metus iš Vilniaus Ryto sistemos persikėlęs rungtyniauti į Kretingą. Kristupas yra vienas ir dar tos auksinės 16-mečių kartos 2022 metais tapusios Europos čempionais. Rinktinės narys. Mindaugas Stašys su kamuoliu. Prieš jį Bieliauskas. Kazakauskas prieš jį su dvigubinta gynyba. Jokūbui Rudaičiui visi nuopelnai už jį perimtą kamuolį, išvengiant ir taisyklių pažeidimo. Rudaitis į kampą Smirnovui. Smirnovas iš tokių kampų nekart yra baudęs varžovus. Pataikyti nepavyko. Juzėnui taip pat 2 taškų pelnyti nepavyksta, bet
turės galimybę juos susirinkti, mesdamas 2 baudos metimus. Mantas Juzėnas. O rungtynių arbitrai fiksuoja 4-ąją pražangą Nojui Pabrėžai. Pavojaus signalai Erikui Kubiliui, kuris vėlgi kumpį išleidžia ant parketo. Poilsio minutės suteikiamos Ernestui Bružui. Mantas Juzėnas pelno 11 tašką. Ir komandas skiria 10, likus mažiau jau nei 2 minutėms iki 3 ketvirčio pabaigos. Juzėnas neklysta prie baudos metimų linijos, tai ko nepavyko padaryti prieš tai nenusileidus ant žemės ore. Pelnyti 2 taškų, Juzėnas 2 taškus surinka nuo baudos metimų linijos. Ir vėlgi vienženklis deficitas tarp komandų. Herkus Kumpys. Julius Kazakauskas su dvigubinta gynyba prieš jį. Lenda po krepšių Kazakauskas. Suranda Pabrėžą ir Pabrėžos taškai. Laiko Nojų Pabrėžą aikštelėje Erikas Kubilius. Perdavimas Smirnovui. Smirnovas visiškai laisvas. Iš kampo artimesnės distancijos vėlgi atstato 9 taškų skirtumą tarp komandų, kurį švieslentėje žibėjo ir prieš 14 sekundžių. Ir prasidėjus paskutiniai 3 ketvirčio minutį Mindaugas Stašys rikiuoja Olimpo komandos 5 draugus. Julius Kazakauskas buvo erdvės metimui, nemetė iš 3 taškų zonos, o dabar jau baigėsi atakai skirtas laikas. Reikėjo atakuoti Kazakauskui. Rungtynių arbitrai rodo, kad neleis pratęsti ir šios galimos atakos, kadangi baigėsi 24 sekundžių atakai skirtas laikas aikštės šeimininkams. Ir dabar jau sėkmingiau užsibaigti. 3 ketvirtį savo rankose turi svečiai iš Kauno. Jokūbas Rudaitis. Jo metimas netikslus, Nedas Raupelis įmuša kamuolį, pašokęs ore ir nenusileidęs ant žemės vienu prisilietimu. Ir 7 taškai beskiria komandas. Žalgiriečiai 27 taškų surinko 3-ame kėlinyje ir turės dar galimybę savo atakai iškart po to, kai Mindaugas Stašys paleis tolimą metimą per Bieliausko rankas, nepataiko Stašys. Smirnovas reikėtų stabdyti. Čia bet kokius norus užpulti greitai. Juzėno rankose kamuolys, 4 sekundės. Dabar jau reikia galvoti apie kėlinio pabaigą. Iš 3 taškų zonos ir krašto atakuoja Nedas Raupelis, nepataiko. Taigi po 3 kėlinių Palangos Olimpas vis dar priekyje, 65-50. Riečiai 13 kartų buvo suklydę per pirmus 2 kėlinius, tai per 3 kėlinį kamuolį prarado vos 1 kartą. Ir taip pat perimtų kamuolių grafą, kurią buvo užskyręs po 2 ketvirčių 7-0. Joje visiškai sausas puikavosi Palangos Olimpo rezultatas. Tai 3-ame kėlinyje Olimpas neperėmė nei vieno kamuolio, žalgiriečiai tuo tarpu 2 kartus vogė kamuolį iš aikštės šeimininkų. Mantas Ruikis stabdo viduryje aikštės bėgantį į galimai greitą ataką Jokūbą Rudaitį, bandydamas išvengti didesnių problemų. Nepavykus sustabdyti varžovo. Ir žalgiriečiai turi galimybę atidaryti pelnytų taškų sąskaitą 4-ame kėlinyje. 27 taškus 3-ame kėlinyje surinko kauniečiai. Rudaitis Bieliauskui. Bieliauskas nusimeta Juzėnui. Juzėnas iš 3 taškų zonos per Herkų Kumpį nepataiko. Pačiam Juzėnui rankas krenta kamuolys. Aleksas Bieliauskas tarp 3 varžovų. Kokias fantastiškas rungtynes šiandien žaidžia Aleksas Bieliauskas. 20-asis jo pelnytas taškas. Dar ir 6 atšokusius kamuolius yra atkovojęs Žalgirio komandos aukštaūgis. Stašys Kazakauskui. Vėlgi Stašio rankose kamuolys. Komandas beskiria jau vos 5 taškai. Nojus Pabrėža. 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir pritrūko 2 sekundžių kantrybės žalgiriečiams.
Mantui Juzėnui fiksuojama trečioji asmeninė pražanga, griebėsi už galvos Mantas Juzėnas, matydamas, kiek buvo likę laiko iki Palangiškių komandos atakai skirto laiko pabaigos. Nojus pabrėža prie baudos metimų linijos. 4 taškus šiose rungtynėse yra pelnęs Nojus pabrėža. Pirmąjį baudos metimą prametė. Šiame sezone vos 51% tikslumu Nojus atakuoja nuo baudos metimų linijos. Dabar, kada labai reikėjo šių baudos metimų, prameta 2 kartus iš eilės, o čia Nojus pabrėža atsidūręs ant parketo. Atrodo, skausmingas buvo susidūrimas su Mantu Juzėnu. Na, ką labiausiai nesinorėtų matyti krepšinio rungtynių metu, tai traumų lygioje vietoje. Nesikelia nuo parketo Nojus pabrėža. Dar kartą situacijos pakartojimas jūsų ekranuose. Ten atsitrenkė tiesiog iš galo į Manto Juzėno nugarą Nojus pabrėža. Išlydimas dabar Palangos arenoje susirinkusių aistruolių plojimais. Ir bent jau kol kas palieka areną, keliaudamas į persirengimo kambarį. Nojus pabrėža, žiūrėsime, ar sugebės jį pastatyti ant kojų Eimantas Knieta, Palangos Olimpo komandos kineziterapeutas. Manto Juzėno rankose kamuolys. Smirnovas 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Prašo Bieliausko užtvaros Smirnovas, meta pats iš vidutinio nuotolio. Drąsus sprendimas pataikyti nepavyksta. Herkus Kumpys pasileidžia į Palangos Olimpo puolimą ir kaip neatsargiai ten bandė ieškoti Juliaus Juciko. Herkus Kumpys. Tenka dabar stabdyti šią situaciją, kadangi Palangiškiai akivaizdžiai nespėjo grįžti ir išsidėstyti tinkamai į gynybą. Herkui Kumpiui fiksuojama asmeninė pražanga. Herkus Kumpys šiuose rungtynėse užsidirbo antrą asmeninę pražangą. Mantas Juzėnas. Nedui Rupeliui bandymas atiduoti kamuolį. Nesėkmingas ir Palangiškiai vėlgi bus su juo. Ketvirtajame kėlinyje Palangos Olimpas per pirmasias 2 minutės ir toliau tuščias puolime. Nepelno taškų. Olimpas neatsargiai perduotas kamuolys, o čia matysime Alekso Bieliausko šou iš viršaus. Po jo dėjimo net neskubėjo į greitą puolimą dabar Aleksas Bieliauskas, kadangi nieko nebuvo arti jo. 65-62 ir Erika grupinį pirkimą LT. Ir šiose rungtynėse Alekso Bieliausko sąskaitoje be 22 pelnytų taškų, dar 6 atkovoti kamuoliai ir šiuo metu fiksuojami 27 naudingumo balai. Palangos Olimpui reikia taškų. 0-4. Pralaimimas ketvirtasis kėlinys kol kas, nors jau sužaista 2,5 minutės jame. Jucikas. Smirnovas, žinodamas, kad nesusitvarkys, griebė ne už kamulio, o už rankų Jucikui. Antroji asmeninė Smirnovo pražanga ir tik pirmoji komandinė žalgiriečiams ketvirtajame kėlinyje. Mindaugas Stašys ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį, grąžindamas jį į žaidimą. Kumpys šokdina Juzėną. Koja liečia kamuolį Mantas Juzėnas. Rungtynių arbitrai futbolo veiksmų netoleruoja. Dar 14 sekundžių palieka Palangos Olimpo atakai. Kaip suaktyvino savo gynybą žalgiriečiai antroje rungtynių pusėje. Buvo duobelė trečio kėlinio eigoje, bet vėlgi viską sėkmingai išsprendė Žalgirio komanda. O čia Aleksas Bieliauskas užtikrina, kad kamuolys nuo Manto Ruikio paliktų aikštelę. Sugniaužęs triumfuojančius kumščius grįžta į kitą aikštės pusę, kad padėtų žalgiriečiams dar labiau sušvelninti atsilikimą rungtynėse.
Persistengė Jokūbas Rudaitis, pražangų nėra, Julius Kazakauskas į greitą puolimą, 5 prieš 3. Palangos Olimpas, Julius Jucikas su Laurenčiuku kartu. Pelno taškus, pakibęs Laurenčiukas nesutrukdė Juliui Jucikui užsibaigti rezultatyviai šio epizodo metu. Laurenčiukas užsidirbo 4 asmeninę pražangą, 3 kartus yra prasižengęs Mantas Juzėnas. O Juliui Jucikui nepavyksta efektyviai išnaudoti šio epizodo, kadangi baudos metimas netikslus. 3 asmeninė pražanga yra fiksuojama Juliui Kazakauskui. Žaidžiančiam beje dar vienas puikias rungtynes, 14 taškų yra pelnęs Julius Kazakauskas ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Vienintelė grafa, kur Juliui šiandien yra sunku atkovoti kamuoliai, 5 yra juos atkovojęs Kazakauskas. Nors vidutiniškai lygoje renka beveik po 11 ir užima pagal šį rodiklį 1 vietą. Mes galėtume kalbėti ir apie trigubo dublio ritmu šiandien rungtyniaujantį Julių Kazakauską. Bet dar ne vakaras šiose rungtynėse. Kazakausko 11 rezultatyvus perdavimas Juliui Jucikui. Ir Žalgirio komandos trenerių štabas mato, kad vėlgi šis momentas rungtynėse gali būti labai svarbus. Palangos Olimpas didina persvarą iki 7 taškų, 69-62 ir prašo minutės pertraukėlės. Bet šiose rungtynėse Žalgirio komandos jaunimas visomis išgalėmis kabinasi į šias rungtynes. Tik Palangos Olimpui atitrūkstant į priekį solidesnė persvara, kauniečiai grįžta. Pažiūrėsime, ar tai pavyks dar kartą. 7 taškai dabar skiria komandas. Gicevičius ieško Bieliausko. Kaip ten pabando dar ištraukti kamuolį Mantas Ruikis, tiesa, pats buvo jau išskrijęs už aikštės ribų. 11 sekundžių žalgiriečio atakai. Laurenčiukas grąžina kamuolį į žaidimą. Perdavimas po krepšių Laurenčiukui. Laurenčiukas pelno 2 taškus su Kumpio pražanga. Negalėjo ten ypatingai Kumpiui padėti Julius Jucikas, kuris taip pat yra prasižengęs 4 kartus šiose rungtynėse. Matome, nešoko Julius Jucikas ant Laurenčiuko ir 2 taškus praleidę Palangos Olimpo krepšininkai. Dabar rizikuoja vėlgi, kad žalgiriečiai sušvelnins deficitą iki 4 taškų. Ta Laurenčiukas ir padaro. 9 taškus yra šiose rungtynėse. Jau pelnęs Mantas Laurenčiukas. Užspaustas Mindaugas Stašys. Reikia persivaryti kamuolį greičiau į kitą aikštės pusę. Ruikis dalijasi juos su Juliumi Juciku ir štai taip efektyviai spaudimą įveikia aikštės šeimininkai. Vėlgi įgydami 6 taškų pranašumą. Laurenčiukas ieško Juciko 5 pražangos ir ją suranda. Julius Jucikas yra eliminuojamas iš šių rungtynių. Šypsosi Palangos Olimpo komandos žaidėjai, nepatenkinti, ir komandos treneriai rodo, kad Julius Jucikas nieko nedarė šios situacijos metu. Na, galime dar kartą įsitikinti, na, nebuvo užsiėmęs dar padėties gynyboje Julius Jucikas. Rungtynių arbitrai tikriausiai tą ir įvertino. Kaip bebūtų, Juciko puikios rungtynės, 16 pelnytų taškų. Šiose rungtynėse 2 blokai, bet likusias nepilnas 6 minutės komandos pagrindinis vidurio puolėjas galės palaikyti savo ekipą tik nuo atsarginių žaidėjų suolo. Kaip jau minėjau, prieš tai Vytautas Šarakauskas negali padėti Palangos Olimpui, negalės padėti ir viso šio likusio sezono metu, turėdamas problemų su kelio menisku. Bet Palangos Olimpas jau šioms rungtynėms yra įregistravęs Kalilą Tomasą, kurio pasirodymu ant parketo abejojo komandos treneriai prieš šias rungtynės, bet Palangos Olimpas gali būti priverstas išleisti Tomasą. 4 taškai skiria komandas. Gerkus Kumpys perima kamuolį ir čia nesportinė pražanga fiksuojama Jokūbui Rudaičiui. Vidas Gicevičius rodo, kad nereikėjo griebti Kumpiui už rankų, kadangi būtų galbūt dar ir povėjęs į
į kitą aikštės pusę be pasileidžiantį Herkų Kumpį. Kumpio sąskaitoje 12 taškų ir po didžiosios pertraukos ir toliau nepavyksta pasižymėti Herkui. Visus 12 taškų. 33 Olimpo numeris surinko per pirmuosius 2 kėlinius. Abu kartus prameta nuo baudos metimų linijos ir ši, retai galima taip sakyti, bet ši nesportinė pražanga žalgiriečiams iš esmės jau dabar pasiteisina. Kazakausko rankose kamuolys. Bružas, Stašys. 5,5 minutės. Mindaugas Stašys, aukštai prie jo pakilęs Aleksas Bieliauskas. Nesiryžo pats visko užsibaigti Stašys. Ruikis per Juzėno rankas paleidžia tritaškį metimą, nepataiko. Ernestui Bružui, norėjau sakyti, turėtų būti fiksuojama pražanga, ne, rungtynių arbitrai rodo, kad tiesiog baigėsi atakai skirtas laikas, o kadangi kamuolys nebuvo lietęs lanko, tiesiog žalgiriečiai iš šoninės linijos galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Bandys paspausti savo besiginamus žaidėjus aikštės šeimininkai. Kumpys prilipęs prie Rudaičio. Juzėnas prašo užtvaros. Pakyla ją statyti Aleksas Bieliauskas. Mantas Juzėnas jie nesinaudoja. Laurenčikas Rudaičiui. Rudaitis iš 3 taškų zonos nepataiko. Juzėnas ima kamuolį. Nepataiko iš patogios padėties. Mantas Juzėnas, nors ten ir gynyboje palangiškiai visai nebuvo logai po krepšiu. Stovėjo išvengdami pražangų. Herkus Kumpys. Julius Kazakauskas dirbo, kad užsimtų padėtį po krepšiu prieš Mantą Juzėną. Mantas Juzėnas ant parketo, rungtynių arbitrų švilpukai tyli. Ir Julius Kazakauskas pelno 2 taškus, viskas pagal taisyklės. Ten mums intensyviai po krepšiu rodė, stovėdamas vienas iš rungtynių arbitrų. 6 taškai skiria komandas. Kokios aktyvios grumtynės tarp Herkaus Kumpio ir Manto Juzėno. Dėl pozicijos Aleksas Bieliauskas bando kiek nuraminti Mantą Juzėną dėl pastarųjų kelių epizodų tiek gynyboje, tiek puolime. O Herkus Kumpys užsidirbo 4. asmeninę pražangą. Ir Mantas Juzėnas prie baudos metimų linijos. Šiose rungtynėse baudos metimų nėra dar prametęs Juzėnas, yra pataikęs 5 iš 5. Tapo 16 savaitės naudingiausiai 7bet nacionalinės krepšinio lygos žaidėjų Juzėnas. Antrą kartą nuskindamas šiuos laurus šiame reguliariajame sezone. Buvo tapęs ir 8 savaitės lygos MVP. Ir be abejo, puikiai sportinė forma. Per pastarąsias 2 rungtynes 24 taškai vidutiniškai ir 27,5 naudingumo balo. Bet ne tai dabar yra svarbiausia. Palangos Olimpas ieško taškų, bandydamas užpulti žalgiriečių krepšį. 4 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Stašys 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Stašio metimas iš 3 taškų zonos netikslus. Gicevičius bandė pakabinti kamuolį Bieliauskui. Viskas taip pat efektingai baigėsi ir čia. Bieliauskas praleidžia Ernestą Bružą, deda iš viršaus ir deficitas tarp komandų jau vos 2 taškai. Julius Kazakauskas prieš sudvigubintą žalgiriečių gynybą. Negali patikėti nei Aleksas Bieliauskas, nei Mantas Juzėnas, už ką čia skiriama pražanga. Bet kaip bebūtų, Julius Kazakauskas stos prie baudos metimų linijos. Antrą asmeninę pražangą užsidirbo Aleksas Bieliauskas. Julius Kazakauskas nepelno 17 taško rungtynėse. Rezultatyviausiai Olimpo gretose ir toliau rungtyniauja jau su 5 asmeninėmis pražangomis. Savo pasirodymą šiose rungtynėse baigęs Julius Jucikas. Julius Kazakauskas pataiko baudos metimą. Šiose rungtynėse jų yra įmetęs 2 iš 4. Ir 3 taškai skiria komandas. Mantas Juzėnas iki galo prieš 3 varžovus. Kaire ranka užsibaigia Mantas Juzėnas. Imasi iniciatyvos tada, kada labiausiai reikia kauniečiams. Ir 1 taško rungtynės.
Julius Kazakauskas. Herkaus Kumpio rankose kamuolys. Aleksas Bieliauskas neatsilaiko čia. Pažeidžia taisyklės. Trečioji asmeninė pražanga Bieliauskui. Ir jį labai turėtų nepatikti Žalgirio komandos trenerių štabui. Kadangi visiškai lygioje vietoje taisyklės pažeidžia Bieliauskas ir siunčia prie baudos metimų linijos Herkų Kumpį. Tiesa, Kumpys prieš tai 2 baudos metimus prametė. Ir šiose rungtynėse jų dar apskritai nėra pataikęs. Nors šiame sezone beveik 66% tikslumo atakuoja nuo baudos metimų linijos. Herkus Kumpys tik dabar pelno pirmąjį tašką po didžiosios pertraukos. Iš viso jo sąskaitoje 13. Ir šie taškai yra auksinės svarbos Palangos Olimpui. Vėlgi kiek ramiau aikštės šeimininkams, turint ne vieno, o 3 taškų pranašumą. 76-73 Herkui Kumpiui fiksuojama 5. asmeninė pražanga. Ir Herkui Kumpiui šios rungtynės yra baigtos. 14 taškų pelnė Kumpys šiame susitikime. Atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvus perdavimus, žaidė puikias rungtynes, bet dabar Erikas Kubilius yra priverstas ant parketo pirmą kartą šio vakaro rungtynės išleisti Tomasą Zelenskį, kuris stebi, kaip Mantas Juzėnas ir vėl artina Kauno Žalgirio dublerius prie Palangos Olimpo jau ir iki 1 taško. 3 minutės iki šios dramos pabaigos. Bružas buvo su kamuoliu, Stašys, Kazakausko užtvara. Mindaugas Stašys, klaida žalgiriečių gynyboje. Negalima taip palikti Mindaugo Stašio. Ir laimingą loterijos bilietą ištraukė kauniečiai, kadangi Stašys nepataiko visiškai laisvas iš 3 taškų zonos. Juzėnas turi galimybę išvesti Žalgirį į priekį. Išsiveda Zelenskį, meta iš 3 taškų zonos. Demonstruoja šaltakraujiškumą Mantas Juzėnas ir išveda Žalgirio ekipą į priekį. 78-76. Dabar jau Olimpas ieško savųjų taškų. Ir bandymo lyginti rungtynių rezultatą. Rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą puolime Juliui Kazakauskui. Rodo už smūgį į veidą nubaustas Julius Kazakauskas. 4. asmeninė pražanga Kazakauskui. Ten visas Žalgirio atsarginių žaidėjų suolelis pripuolęs kelią nuo parketo Jokūbo Rudaitį. 2 minutės ir 9 sekundės ir kokia sunki atkarpa aikštės šeimininkams. Ir kokia nesėkminga antra rungtynių pusė. Jeigu po pirmųjų 20 minučių Palangos Olimpas pirmavo 46-31, tai antroje rungtynių dalyje Olimpas ją kol kas pralaimi 30-57. Visiškai apversti skaičiai. Rudaitis, Gicevičius, Laurenčikas iš 3 taškų zonos. Labai nesėkmingas metimas, kamuolys net neliečia lanko. Ir Palangos Olimpas turės galimybę savo atakai. Vos 11 taškų 4. kėlinyje kol kas yra sukrapšti aikštės šeimininkai. Mindaugo Stašio rankose kamuolys. Ir toliau su Juliumi Kazakausku vidurio puolėjo pozicijoje rungtyniauja Palangos Olimpas. 4. asmeninė pražanga įrašyta Aleksui Bieliauskui. Alekso netekimas taip pat būtų skausmingas žalgiriečiams, kadangi niekas negali būti garantuotas, kad šios rungtynės taip ir užsibaigs su 4. kėlinio sirena. Pratęsimo variantai taip pat nėra atmetami. Mindaugas Stašys pataiko nuo baudos metimų linijos. 2 metų kontraktą beje prieš šį sezoną Mindaugas Stašys pasirašė su Palangos Olimpu. Po puikaus praėjusio sezono su krepšinio klubu Kretingas, su kuriuo šokiravo 7bet nacionalinė krepšinio lyga atkrintamosiose varžybose.
nukeliavę iki didžiojo finalo. Lygų 78-78. Juzėnas prašo jį palikti prieš Zelenskį ir bandys duoti pamokų. Perdavimas įkirtusiam arčiau krepšio Laurenčikui. Palangiškiai išmuša kamuolį, 6 sekundės dar lieka iki šios. Komanda lupasi su aikštės šeimininkais, lupasi šiuo terminu. Tautvydas Šležas įvardino šių rungtynių tikslus. Prieš joms prasidedant ir grįžo iš didžiulio deficito Žalgiris. Mantas Juzėnas iš 3 taškų zonos meta, nepataiko. Ir dabar jau galimybė bėgti į greitą puolimą palangiškiams. Stašys, prieš jį Laurenčikas. Mindaugas Stašys viską ima į savo rankas ir Laurenčikas apdovanoja blokų patyrusi Palangos ekipos veteraną. Palikdamas dar 16 sekundžių Olimpo atakai. Minutė ir 6 sekundės iki šių dramatiškų rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kadangi šiuo metu pratęsimo opcija taip pat laukia prie arenos durų, nežinodama, ar reikės jai pasirodyti, ar vis tik ne. Niekas neatmestina. Neteko Palangos Olimpas Juliaus Juciko, prasižengusio 5 kartus šiose rungtynėse, bet vis dar jose laikosi. Ketvirtajame kėlinyje Mantas Juzėnas taip pat iššovė kaip reikiant, tada, kada komandai to labiausiai reikia. Mindaugas Stašys prieš Laurenčiką. Meta pats atšokęs Mindaugas Stašys, sudėtingą metimą nepataiko. Mantas Juzėnas apglėbęs kamuolį rodo, kad niekam jo nebeduos. Ir dabar žalgiriečių viena svarbiausių atakų šiose rungtynėse. Bieliauskas stato užtvarą Juzėnų. Juzėnas veržėsi iki galo ir pražanga provokuoja iš Palangos Olimpo komandos žaidėjų. Bružui ji yra įrašoma. Ernestas Bružas taisyklės pažeidžia šiose rungtynėse 3. kartą. O Mantas Juzėnas prie baudos metimų linijos. 21 tašką šiose rungtynėse yra pelnęs Juzėnas. O baudos metimų dar nėra prametęs. 10 iš 10 šiuo metu. Ir pats svarbiausias rungtynėse dabar. Pataiko Juzėnas, vėlgi 2 taškų persvarą įgyja Žalgirio antroji komanda. Dar 35 sekundės. Mindaugas Stašys. Mantas Ruikis. Julius Kazakauskas prieš Bieliauską. Bando atstovėti vienas Bieliauskas. Stašio rankose kamuolys. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Bieliauskas atsidūręs prieš Mindaugą Stašį. Uždaro į dėžutę oponentą Aleksas Bieliauskas. 2 rankomis blokuodamas Mindaugo Stašio metimą. Ir Palangos Olimpas turės beveik 3 sekundės užsibaigti savo antroje rungtynių pusėje. Yra praradę viso labo 3 kamuolius. Štai taip galima kardinaliai pakeisti komandos žaidimą didžiosios pertraukos metu. Mindaugas Stašys, beveik 3 sekundės. Palangiškių atakai blokuojamas Manto Ruikio metimas. Pusę sekundės lieka Palangos Olimpui. Gvidas Gicevičius čia iššoka aukščiau visų. Na, dabar jau turės laiko tik pamušti kamuolį link krepšio Olimpo žaidėjai. Mindaugas Stašys. Perdavimas Bružui. Bružas tokį metimą paleidžia, nepataiko. Reikia prasižengti aikštės šeimininkams. Zelenskį bus fiksuotas taisyklių pažeidimas, siunčiantis Gvidą Gicevičių prie baudos metimų linijos. Gvidas Gicevičius mes svarbiausius baudos metimus šiose rungtynėse 71 procento tikslumu atakuoja nuo šios žymos Gicevičius. O šiose rungtynėse baudos metimų dar nebuvo metęs. Nesusitvarko su nervais svarbiausių rungtynių momentų Gvidas Gicevičius. Mindaugas Stašys jau rodo komandos draugams, kad kovoti šį kamuolį, bet nepavyksta to padaryti Olimpui. Nedas Raupelis
Nusiima kamuolį puolime ir dabar jau Raupelis tos prie baudos metimų linijos. Šiose rungtynėse Nedas taip pat nėra baudos metimų metęs. Šiame sezone nuo šios žymos atakuoja kiek daugiau nei 64% tikslumu. 2 taškus yra pelnęs Nedas Raupelis ir nervų išbandymas ir nervų egzaminas jam. 3 baudos metimus iš eilės prameta svarbiausių momentų Žalgirio antroji komanda. Na, jei dabar po dar vieno pramesto prasileis tritaškį, galės kaltinti žalgiriečiai tik save. Dar kartą prameta Nedas Raupelis, Aleksas Bieliauskas. Na štai, nepataikyti baudos metimai, bet kai tu turi Aleksą Bieliauską, žaidžiantį geriausią sezono rungtynes, kuris gelbėja viską ir pastovi už komandos draugų nugarų, tai viskas visai kitaip ir gaunasi tose rungtynėse. Aleksas Bieliauskas 24 taškus pelnęs jau šiose rungtynėse. 2 baudos metimus yra pataikęs iš 4. Sezone meta beveik 78% tikslumu, pasitikintis, ramus ir užtikrintas savimi. Aleksas Bieliauskas pataiko pirmąjį baudos metimą. Gali iš esmės priartinti Žalgirį prie pergalingų durų. Pataikęs antrąjį baudos metimą. Aleksas nepataiko. Julius Kazakauskas 7 sekundės dar Palangos Olimpo atakai. Mindaugas Stašys visiškai laisvas. Išspjauna Lankas šį kamuolį. Kokią dar progą turėjo Palangos Olimpas šiose rungtynėse. Ir kokia maksimalios įtampos drama. Ir štai tokia 7bet nacionalinės krepšinio lygos 3-ojo rato pradžia. Ponios ir ponai, Palangos Olimpas vis tik neatsilaiko, bet kokį šansą dar turėjo rungtynių pabaigoje. Mindaugas Stašys nepataiko, būdamas visiškai laisvas.